galėtų vykti kažkas, kad galėtų čia, ne, viskas jau vyksta, nes kol nėra dar pradžios, nėra ir... Jeigu pajudės, tai mums užtenka ir 1000 eurų, nes mes jau matėme dėti savo dėti. Ačiū Jums už Jūsų supratimą, ačiū už tai, kad atsiliepėt. Čia iš principo yra mūsų nedėlis susibūrimas, mano draugų, kurie palaiko, tai aš labai dėkingas, kad atėjot. Mažai yra žmonių, kurie išdrįstų ateiti į tą vietą, kur yra sunkiausia. Ir ko gero šitas gyvenamasis kvartalas išsiskiria tuo, kad labai daug yra vaikų. Ir tie vaikai nori bendrauti, būti kartu. Ir tai, man atrodo, jūs ir palengvinsite, tiesiog jiems suteiksite tą kitą gyvenimo kokybę. Auginu anūkus ir žinau, kaip šitiems mažiems žmonėms ir jauniems žmonėms bus svarbu čia ateiti, išgirsti švelnų žodį, galbūt gardesnį kąsnelį suvalgyti, galbūt tik draugo petį šalia pajusti. Štai nepaprastai džiaugiuosi už Jūs ir linkiu kuo geriausios kloties. Ačiū. Jūsų organizacija būtų kaip tas medelis, aš galvoju, jis nuo tokios mažos pradžios mes matom tvarkančias patalpas, jeigu moteris gal galvoja, kad čia iš vis nieko nepadaryta, vyrai tai žino, kad paruošti, tai nemažai darbo reikia, daug jėgų ir laiko, ir pažiūrėkite būsias nuotraukos, tai yra padaryta labai daug ir galima pilnai vystyti visą veiklą, bet galvoju, kad vis dėlto jūs kaip tas medis, tai tik Jūsų pradžia yra. Ir nuo dienos centro, aš galvoju, išauksite labai didelę organizaciją, kuris apims daugybę socialinių veiklų ir visada tai būna taip pradžia. Ta arka, kur naujus statė, jinai buvo gan 100 metų statoma, bet jinai buvo labai didelė ir sutalpino labai daug. Ir ta vilties arka, aš galvoju, ne tik vaikams reikalinga viltis ir vienišiems, ir krizę patekusias asmenims, ir senyvo amžiaus. Ir mes kažkada prieš 12 metų pradėjom nuo reabilitacijos centro, galvom, kad tai susimsim priklausomai žmonėm, šiandieną visais socialiniais sluoksniais nuo vaikų, jaunimų iki senyvo amžiaus žmonių, tai to norėčiau palinkėti. Norėčiau pasveikinti Jūs, kad startuoja, kad atsidaro dar vienas centras, nes mes bendradarbiaujam, turime kelius. Ir norėčiau palinkėti sėkmės, tiesiog darant gerus darbus. Žinoma, finansavimas mums visiems labai aktualus ir skaudi tokia problema to finansavimo, nes ir ekonomikos teorijoje sakoma, kad pinigai tai ekonomikos kraujas. Taip, bet aš galvoju, kad dar irgi labai svarbu, kad yra komunikacija ir bendravimas. Tai čia gal net ir pats svarbiausias dalykas, o finansavimas jau kaip ir antras žingsnelis turėtų būti. Mūsų draugystė tikrai išaugs ir dar labai didelė draugystė. Ačiū. Noriu palinkėti labai didelės sėkmės. Visada Jumis žavėsiuos kaip šitais iniciatoriais, žmonėmis, kurie neša labai didelį šviesą. Ir tiesiog, kaip aš sakau, duodu viešą pažadą. Galbūt reikės savanorių kokią dieną, tai žinokit, kad aš esu tas žmogus, kuris labai mielai prie Jūsų jungsis, bent jau tai. Tai aš tiesiog labai džiaugiuosi, kad atsirado tokia galimybė, kad atsirado šiame mieste dienos centras, nes man tokia svajonė buvo gal 2-3 metus, aš tiesiog svajojau. Ir nežinau, ką daryti, ir tiesiog visiems skiriau, noriu kažką daryti su vaikais, noriu kažką daryti su vaikais, tai jau buvo net tokia baimė, kad kas nors sakys, Sigita, vaikai kalbėti, reikia daryti. Sutikau Ramūną ir Vilmą ir jie sako, Sigita, gal čia viskas ne veltui, gal nori prisijungti ir panašiai. Tai sutikau ir labai džiaugiuosi ir labai noriu jau sutikti vaikus, noriu su jais susipažinti. Ir tiesiog ačiū Jums, kad Jūs prisidedat ir palaikot ir remiat.
Taip, tiesiog dėkui. Sigita, neišdavėt savo svajonės. Taip. Jeigu dar galėčiau pasakyti, ką mes sakiau, čia tik pusę patalpų. Dar už tų 2 durų dar tiek pačių yra. Tai jos dar pasmerktos klestėti ir keistis, bet ne šiandien ir ne rytoj, bet poryt. Nes mes vis tiek apsisprendę judėti iki galo ir daryti iki galo. Ir iš tikrųjų džiaugiamės kiekvieną pagalbą, kiekvieno palaikymu tiek išorėje, tiek viduje, tiek ranka, tiek pinigais ir visais kitais dalykais. Lietuvos spauda žiūriu, šnekštinėja tą palangus, ar nežiūriu? Ne, tai gal nori sužyti citriną? Jo! Einam, gerai, sakė, nes tu čia bėgai. Einam, tai vytas. Botei.